Čia kanalas Askintok. Mano vardas Andžėjus. Čia mes bendraujame su skirtingais žmonėmis, nes kiekvienas žmogus yra ypatingas. Sveiki mūsų brangus draugai. Šiandieną pas mus svečiuose krikščioniškų vaikų ir jaunimo choro Valio vadovė Gintarė Kačkovska. Labas, Gintarė. Labas. Kaip tau sekėsi? Gerai. Gintarė, papasakok truputį apie save. Mano specialybė yra gydytoja. Esu fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja. Mano hobi yra muzika ir užsiimu vaikų chorų. Tai labai mėgau jau nuo pat jaunystės. Ir turiu šeimą, tai auginu 2 vaikus. Rūpinuosi šeima, buitis, kaip būtų kiekviena brandaus amžiaus moteris. Supratau. O gydytoja ir vaikų choras, koks ryšys tarp jų? Jeigu ryšį palyginti tarp reabilitacijos ir muzikos, tai visada reabilitacija yra ryšys muzikos terapija. Ir manau, kad vaikų balsai, vaikų choras, vaikų giedojimas ir jų džiaugsmas tai yra visada didžiausia terapija. Ir reabilitacija taip pat, tik ne visur gal integruota. Jo, tai gal taip susiečiau. Kaip kūrėsi Valio choras Lietuvoje? Tai mano įkurtas vaikų choras pradėjo savo veiklą 97 metais. Man buvo tuo metu 15 metų. Ir aš pati labai norėjau dainuoti chore. Ir norėjau dainuoti krikščioniškam chore. Ir mūsų bendruomenėje nebuvo tokio kaip choro, kad būtų ten sopranai, altai, tenorai, bosai. Ir aš tada pagalvojau, kad labai norėčiau klausytis choro, galbūt diriguojant chorą. Ir tada prasidėjo nuo 1997 metų, o pats projektas Valio pradėjo Lietuvą savo veiklą 2007 metais, kai mano pažįstamas, geras brolis Kristuje, jisai susipažino su bendruomenė Suomijoje, jo draugai pasiūlė jam šį projektą pradėti Lietuvoje, vadinimu Valio arba suomiškai IP. Ir kadangi jų bendruomenė nebuvo Valio choro, nebuvo vaikų choro jokio, tai jie kreipėsi į mane ir aš sutikau pabandyti. Ir nuo tų metų prasidėjo Valio judėjimas Lietuvoje. O vaikų chorą lanko tik tai bažnyčios vaikai? Kokie vaikai, kokios kriterijos reikia turėti, kad būti chorų dalyvių? Tai aš priimu visus vaikus, kurie nori. Didžiausias turbūt kriterijus yra amžius, nuo kurio vaikas gali būti motyvuotas dainuoti, gali norėti, turėti norą dainuoti ir kad galėtų dalyvauti repeticijose. Tai būna ir 4 ir 5 metų vaikai pradeda dalyvauti. Ir amžius iki kada jie gali dalyvauti, tai kol prasideda arba taip jau įpusėja mutacija. Jau čia paauglystėje, berniukų tai labai girdisi mutacija, mergaitės dar gali kelis metus dar pagiedot, kol pasikeičia tas balsas. O niekada netikrinu vaikų, kaip jie dainuoja, ar moka, ar pataiko į natas, ar ne, ar turi klausą, ar ne, nes mano nuomonė visi vaikai turi klausą ir visi vaikai gali dainuoti chore. Ir leidžiu visiems bandyti ir svarbiausia turėti norą. Kiek jaunesniam vaikui metų dabar chore? Jauniausiai mergaitė yra 5 metai. Jo. O tai mokamas būrelis? Ar ne? Ne, tai nemokamas. Ja, visi vaikai, kurie nori, gali lankyti. Visą tai darau savanoriškai. Vyksta jisai bažnyčioje, Biblijos kelio patalpose, bet gali ateiti lankyti chorą ne tik bažnyčios vaikai, bendruomenės vaikai, bet ir kas tik nori. Turime tikrai vaikų, kurių tėvai nėra bažnyčios nariai. Buvo toks periodas, kai turėjome vaikų, kurie tik jie ateidavo į Valio chorą kaip į būrelį, o tėvai visiškai nelankė bendruomenės. Tai mūsų Valio choras turi tam tikrą laiką, kurio metu prasideda ir galima atvesti tik tai į pačią repeticiją, tai sekmadieniais 12 valandą. Supratau. O
Kokia tolimesnė choro vizija? Čia geras klausimas labai. Toks labai. Tai, taip, tikslus, bet atsakymas yra iš tikrųjų sudėtingas. Tai visada mūsų vizija yra nešti krikščioniškas giesmeles, lietuviškas giesmeles Lietuvos žmonėms, kaimams, kaimeliams, įvairioms vietovėms, kur žmonės nori jų klausytis, girdėti. Taip pat nešti gerąją žinią apie tai, kad Jėzus yra mūsų gelbėtojas, kad Dievas yra mūsų tėvas, kad mes turime viltį jame, turime šviesą jame, kad jis padeda mums įvairiose situacijose. Tai pagrindinė mūsų šiaip misija nešti šitą žinią. Ir tolimesnė vizija tai visada yra auginti chorą, kad kuo daugiau vaikų galėtų lankyti chorą ir pradėtų tie vaikai dainuoti įvairiais balsais, ne tik vienu, bet 2, 3. Ir keliauti, kur Dievas ves, jo, ne tik Lietuvoje, bet ir užsienį. Koks dalyvių skaičius dabar Lietuvoje? Šiuo metu Valio chore yra maždaug 35 vaikai. Jo, kai kurie lanko kiekvieną repeticiją, kai kurie negali atvykti kiekvieną repeticiją, tai tuomet gauna giesmeles namuose ir mokosi namuose su tėvais ir prisijungia švenčių metu arba kelionių metu. Tai buvo periodai, kai buvo ir 60 vaikų chore, buvo periodas, kai buvo ir 15 vaikų chore, labai įvairiai. Vieni išauga, kiti ateina, tai keičiasi. Kaip suprantu, kad jūs dainuojate ne tik bažnyčioje, taip? Kur jūs dar dainuojate? Tai Valio choras yra dalyvavęs labai įvairiose renginiuose ir įvairiose vietose. Mėgstam mes dainuoti šventėse, jo Kalėdas, Velykos, tai mokyklose, globos namuose, senjorų namuose, vaikų namuose. Taip pat esame dainavę ir Seime per vilties pristatymą, per šventę. Taip pat esame dalyvavę ir Siemens Arena, Vilties festivalyje, evangelinėse šventėse, kurios buvo organizuotos Vilniaus ir Lietuvos vaikams. Bet esame ir dainavę Pilies gatvėje, prie Rotušės, tiesiog senamiesty, vandens parke, Vičiai. Ir tiesiog ir neįprastose vietose, kaip Panoramos prekybos centre ir panašiai. Ja. Toliau po to vėliau prieisim tiksliau apie tas vietas pakalbėti, bet tu pirmiausia pasakėjai globos namai, jo? Taip. Dainuoti globos namuose. Kaip emociškai tai sunku? Ką tu jauti, kada tu dainuoji globos namuose? Tai dalyvauti globos namuose visada yra sunkiau. Ir ne tik man, bet ir vaikams. Pirmiausia, vaikai po renginio arba po dalyvavimo, jie turi daug minčių, įvairių klausimų ir daug dalykų apmąsto, apgalvoja. Taip pat susiduria ne tik su geru kitų vaikų elgesiu, bet ir su blogu, net būna ir pasijuokia iš tų vaikų, nes tiesiog globos namų vaikai dažnu atveju gal nemoka pasielgti gal teisingai ir taisyklingai. Kiti globos namai yra senjorų, tai irgi taip pat atvykusių globos namų senjorų ir kyla daug minčių įvairių ir vaikai maži klausinėja daug ir iš tikrųjų nuvargsta po tokio renginio, emociškai jie grįžta nuvargę ir dažnai skundžiasi tėvai, kad vaikas pavargęs ir negali jam duoti įvairių darbų namuose daugiau, tai visada rekomenduoju po tokio didesnio renginio geriau su vaiku pasikalbėti namuose, kaip tie vaikai gyvena, kaip senjorai gyvena ir kokios yra problemos tų žmonių gyvenime ir kaip jos sprendžiamos, kad vaikams būtų lengviau emociškai. Turi kokį nors istoriją, liudijimą iš globos namų? Pavyzdžiui, kažką pamatei, tokio, kad gali papasakoti. Turiu omeny iš vaikų globos namų? Jo. Būtų gerai tokių pozityvių liudijimų, aišku. Tai
Negatyvus liudimas irgi liudimas. Ja, bet turi pozityvų liudijimą tikrai, kad dalyvavom vienose globos namuose, bet čia buvo viename iš Lietuvos miestelių ir nepasakysiu net kuriuome, nes labai daug kur dalyvavom, tai kažkur labiau šiaurės vakaruose. Ir mūsų vaikai padalyvavę tame renginyje labai susidraugavo su globos namų vaikais. Ir kartu nubėgo žaisti kamuoliu ir žaidė jo ir bulvę, ir tinklinį žaidė, ir įvairių žaidimų patys susigalvojo. Ir kai mes grįžom atgal po autobusu, tai jie pasakojo, kaip mums patiko, kaip mums gera ir mes norėtume dar atvykti ir su tais vaikais praleisti laiko. Tai va, buvo ir tokių liudijimų, kai atvykom į vaikų namus ir vaikai vien tik pirmas įėjimas į pačius vaikus namus ir globos namų vaikai gal pradėjo juokti, šaipytis iš tų vaikų, tai irgi jie atėjo nuskundės ir buvo liūdni, bet visada jos padrasinu, kad mes ir ateinam čia nais, kad skleistume šviesą, kad su jais susidraugautume, kad pakeltume jų emocinį lygį, na, jiems suteiktume džiaugsmą. Tai, nu, vaikai priima, labai greitai keičiasi. Ja, ir... Tu sakei, kad jūs dainavot Siemens arenai. 2009, man atrodo, metais tai buvo? 2011 metais buvo. Mes jau 2 kartus, man atrodo, dalyvavom. Ir gal ir 9, dabar ar 10, man atrodo, 10 ir 11 buvo vienas po kito. Tai kaip tai įvyko? Ja, tai vienas renginys buvo Vilties festivalis, berods jo, ne? Vilties festivalis, man atrodo, vadinasi. Ja. Kurį organizavo Franklin Graham komanda. Tai buvo tikrai didelis renginys ir buvo didelis iššūkis sudalyvauti tokiame renginyje. Tai aš turėjau tokią idėją, kad kuo daugiau bendruomenių, Lietuvos bendruomenių vaikų įtraukti į projektą. Ir išsiunčiau laiškus įvairioms bendruomenėms ir tikrai mes apsilankėm su vaikų choru įvairiose bendruomenėse kviesdami dalyvauti šiame renginyje ir tuo metu 5 bendruomenės sutiko suburti irgi vaikus į tokius mažus chorus ir prisijungti. Mes tada surinkom 120 vaikų, tai buvo Vilnius, Lentvaris, ne Lentvaris, o Švenčionėliai, Kaunas, Įlakiai, tai čia iš vis prie Mažeikių miestas. Tai iš tų 5 chorų pakankamai gerai pavyko sudalyvauti tame renginyje ir atlikti giesmes. Siemens arena, aš kaip pagalvosiu, čia toks mastas, apskritai, man atrodo, čia kiekvieno žmogaus svajonė būti tenais ant scenos. Ir tu kaip vadovė viską šitą suorganizavai, tu jautei kažko euforija gal? Tai dalyvaujant dideliuose renginiuose visada yra euforija. Ja, vien tik tai, kad dalyvauji ir tuo metu, kai dalyvauji, kai ruošiesi tam renginiui, tai aišku yra tokio jaudulio ir stengiasi mobilizuoti savo jėgas, kad atlikti viską labai gerai ir kuo geriau. Bet visada stengiuosi pačio renginio metu, kai jau man tenka diriguoti, atsipalaiduoti ir klausytis, kaip gieda tie vaikai. Ta prasme, žiūrėti jų akis, į jų džiaugsmą, į jų pastangas ir džiaugtis. Ir taip aš labai džiaugiuosi kiekvienu renginiu, kuriuose mums pavyksta dalyvauti, tiek mažu, tiek dideliu. Ir aišku, pažiūrėsiu tas nuotraukas, kurios po to būna internete, socialiniuose tinkluose, mes visada džiaugiamės, kad turėjom tokią galimybę. Ir aš labai džiaugiuosi, kad vaikai tai atlieka kiek įmanoma profesionaliau, įdeda labai daug pastangų ir patys nebijo. Jie įgauna tos drąsos, įgauna patirties. Ir vienas iš mūsų didžiausių renginių, tai buvo Siemens arenai kitais metais jau, kai buvo organizuojama šventė Vilniaus vaikams, mero prašymu. Ir tuo metu, kai giedojome ant scenos, tai Siemens arena buvo 10 000 žmonių. Ir keli tūkstančiai netilpo į Siemens areną. Tai tuo metu aš vežimėlį atsivežiau savo dukrytę, kuriai buvo tik 3 mėnesiai. Ir į tą tokį didelį masinį renginį atvažiavau su žindomu kūdikiu. Ir
Ir aš labai džiaugiuosi, kad tam renginėje, nieko vaikams neįvyko. Blogo, ta prasme, tokia masė žmonių ir buvo tokie liudijimai, kad net greitosios, kurios ateina ir būdi prie Siemens arenos pastato, tai jų darbuotojai sakė, kad, tokių renginių reta, kad tokia masė žmonių ir visiems viskas gerai ir jie, ta prasme, nieko neįvyksta su sveikata bloga, tai mes labai džiaugiamės. Dar turiu tokį klausimą. Kada tu organizuoji tokius renginius, tokius masinius renginius, ten 10 000 žmonių, kaip nepasikelti? Ta prasme, nepasididžiuoti? Jo. Gal tiesiog, nežinau, nėra laiko, neturiu laiko nei apie tai galvoti, nei noro. Ir Bet žinau, iš pradžių kad tai nėra yra, laiko, o po to, kada jau viskas praėjo. tiesiog žinau, kad visa tai, kas buvo, tai buvo tik tai Dievo malonės dėka, kad Dievas man padėjo, nes aš pati nesugebu to padaryti, aš negaliu to padaryti ir aš žinau, kad kitą kartą aš savo jėgom negalėsiu to padaryti ir tada, nėra kaip pasididžiuoti iš savęs, nes žinau, kad tai ne aš, tai Dievas. Ir dar labai daug padeda komanda, tai yra Valio komanda, yra bendruomenės komanda, kuri padeda, kuri mus palaiko, kuri palaiko finansiškai, organizuojant ir emociškai. Ir aš suprantu, kad tai ne aš, tai Dievas, tai mes visi kartu ir tuo labiau tai yra vaikai ir vaikų tėvai. Ir esu labai dėkinga tiem vaikų tėvams ir globėjams, močiutėms, seneliams, kurie labai daug įdeda į tuos vaikus, kad visa tai įvyktų. Ir suprantu, kad be jų, tai mano tos visos pastangos, organizacija, nieko neduotų. Papasakok dar truputį apie laikotarpį, kada jūs dainavot Rotušėj, Seime. Tai į Seime buvo paroda ir dabar net neatsiminsiu, gal Vilties spalvos buvo paroda. Ir tai buvo prieš Vilties festivalį, bet man atrodo, kad tuo metu, kai Hatavai organizavo šventę Siemens arenoje ir organizavo parodą piešinių Seime. Ir jie žinodami, kad jau Valio choras buvo dalyvavęs Franklin Graham šventėj, tai mus pakvietė ir Seime kaip dalyvauti atidaryme tos parodos. Ir kartu su mumis dalyvavo krikščioniška šokių grupė Džiaugsmas. O Rotušė, tai mes ne pačioj Rotušė, o prie Rotušės dainavom. Tai buvo toks didelis renginys, gal prieš 10 metų. Taip, mano mergaitė tada buvo 9 mėnesiai berods, ar metai su kažkiek. Gal metai su kažkiek. Tai prieš 10 metų darėm tokią šventę šeimoms Vilniuje. Ir pas mus į Lietuvą atvyko Estijos, Latvijos, Japonijos Valio chorai. Ir darėm tokią eiseną per Gedimino prospektą ir keliavom link Rotušės ir prie Rotušės atlikom tikrai daug giesmių, susirinko labai daug žmonių ir turim labai gražių nuotraukų ir video. Ir buvo jaunimas iš mūsų bendruomenės paruošė labai gražių plakatų, kuriuose buvo žodžiai, aš myliu mamą, aš myliu šeimą, mano tėtis pats geriausias ir šeimos tematika įvairūs tokie pasisakymai. Labai tikrai spalvinga šventė. Ir tada kreipėmės kartu su Gerosios naujienos centro direktoriumi Remigijumi. Pagrinde Remigijus sutvarkė dokumentus, kreipdamasis į Vilniaus merą, kad leistų prie Rotušės dalyvauti šiame renginyje ir organizavo ir pačią elektros tiekimą ir visą įgarsinimą. Tai jau Gerosios naujienos centras mums pagelbėjo. O tu girdėjai atsiliepimus to renginio? Ką žmonės sakė tuomet? Tai atsiliepimai, žinoma, buvo labai geri ir gražus. Buvo taip pat per XFM laida, kurioje plačiau kalbėjo apie tą renginį. Tai per krikščionišką radiją XFM kalbėjo, aš nusinčiau 2 mergaitės iš choro, kurios viską ir pasakojo. Tai paliko tikrai labai didelius įspūdžius, ypač kai mes prie Rotušės ne tik lietuviškai, bet ir įvairiom kalbom giedojom tas giesmes ir japoniškai. Tikrai
Viena japonų grupė, kuri netoliese buvo prie rotušės, išgirdę, atkeliavo ir klausėsi tos giesmės japoniškos. Tai, manau, didelis liudijimas, kad atvykę iš Japonijos gali Lietuvoje išgirsti savo kalbą giesmės ir būtent dar apie Jėzų. Kažkas iš miesto tarybos buvo tame renginė? Iš tikrųjų, net nežinau, man atrodo, net ir nebuvo. Jo. Paprastai davė leidimą ir viskas. Jo. Praeitais metais vykusiame festivalėje Muzikos diena mačiau, kaip dainuoja Valio choras. Ir ką žmonės sako, kada matydami, kad vaikai dainuoja krikščioniškas dainas? Iš tikrųjų, pernai tai negirdėjau, ką žmonės kalbasi žiūrėdami jo, bet aš stebiu žmonių reakciją. Tik ne visada galiu stebėti, kai esu nugarą atsisukusi į žiūrovus, nes diriguoju chorai. Bet visada pasiklausiu tėvelių, kurie irgi kartu žiūri, stebi ir pasiklausia, kaip, pasižiūri, kaip žmonės reaguoja. Tai tikrai gatvės muzikos dienoj retai yra sutikti vaikų kolektyvus ir kad vaikai dainuotų gatvėj. Tai žmonės tikrai renkasi būtent atvykti į tą vietą, kur jau dainuoja vaikų kolektyvas ir iš veidų matosi, kad jie džiaugiasi, jiem patinka. Būna tokių praeinančių, bet manau, kad tas dar įvertinimas yra, kai pamatėm nuotrauką mūsų dalyvės vis tiek žiniasklaidoje, kad vis tiek pamatė ir užfiksavo ir kažkam patiko ir į žiniasklaidą irgi dėjo tų akimirkų. Gal turi kokį nors liudijimą, kada taip pat gatvėse žmonės priimdavo Dievą dėka vaikų chorui? Jo, tokių liudijimų mes turim. Tai giedojom su choru Pilies gatvėj. Giedojom su choru Pilies gatvėj, tai vienas toks yra liudijimas, kai kažkaip tai su choru valandą kažkur mes giedojom vieno disko, kompaktinio disko giesmes iš eilės ir maždaug tas giesmes sugiedoti reikia valandos. Tai buvo tokia labai gera karta vaikų, kurie mokėjo visas tas giesmes ir tikrai labai džiaugsmingai jas giedodavo. Ir po tos valandos žiūri, kad moteris klauso ir klauso ir klauso vis. Jo, ir tada vaikai nuėjo su ją pasikalbėti. Tai patys vaikai, tada ta moteris pradėjo verkti ir patys vaikai pradėjo jai pasakoti apie Jėzų ir sakyti, kad Jėzus jis myli, tai net aš buvau nemačiusi. Jo, ir tada ta moteris pradėjo kalbėti su jais. Toliau nepamenu, kaip pasibaigė tą situaciją, bet kita situacija, kai mes dainavom Kaziuko mugėj ir turėjom savo palapinę su vaikų darbeliais Lukiškių aikštėje. Tai ir vaikai kartu prie palapinės dar dainuodavo visą dieną beveik. Tai irgi viena moteris buvo priėjusi, bet iš galo palapinių ir stovėjo ir klausė labai labai ilgai. Ir kadangi kai kurie vaikai vis už tos palapinės naidavo, vis matydavo, kad ta moteris klauso. Ir jinai prastovėjo kelias valandas, nors ten nebuvo tikrai šilta, nes vis tiek kovo mėnuo. Ir vaikai patys nubėgo prie jos ir pradėjo kalbėtis. Ir jinai irgi pasipasakojo, tai labai sunku gyvenime ir tie vaikai pradėjo už ją melstis. Ir meldėsi ir tuo metu jinai norėjo patikėti savo gyvenimą Jėzui. Tai vaikai tiesiog pakvietė ją į bendruomenę ir tiek, ir jinai išėjo. Tai mes nežinom, kaip toliau su ta moterim baigėsi, bet tokių liudijimų yra. Gerai girdėti tokius liudijimus. Ja, mums patirti labai gera. Tai yra vienas iš nuostabiausių dalykų, kai patiri, kai žmonės liečia Dievo žodis ir jis keičia gyvenimus. 2021 metais projekte Atgimimo vaikai, kurio autorius Tadas Daujotas ir Lietuvos atlikėjai kartu su Valio choru įrašė du dainų klipus. Tai Lietuva milžinų tauta ir mūsų laiškas Lietuvai, taip? Taip. Kaip jūs pradėjot bendradarbiauti su jais? Su Tadu? Ja.
Ja, gal per Gerosios naujienos centrą labiau, per Remigijų, aš taip galvoju, nes vis tiek tenais tos įrašus darydavom. Ir būdavo, kad kažkur keliaudavom su vaikais, kokiuose renginiuose dalyvaudavom ir Tadas ten būdavo. Ja, tai žinodamas, kad yra vaikų choras Lietuvoje, kuris reguliariai renkasi, jisai pasiūlė mums padėti kai kurias giesmes įgarsinti, įrašyti. Ir tai buvo toks sunkus gal periodas, vis tiek karantinas buvo, ne, dėl COVID-o. Tai tas ne visi sutikdavo rinktis ir repetuoti. Tai mes, atsimenu, rinkomės ir pagal instrukcijas viens nuo kito metras sodindavom vaikus, jo ir dainuodavom. Ir pavyko mums šitas giesmes įrašyti ir mes esam be galo laimingi ir labai dėkingi Tadui, kad jis mus pakvietė į šį projektą, nes tai, neįkainojama, kiek patirties mes įgavom ir kiek teigiamų ir pozityvių emocijų. Pasikeitė kažkaip oro veikla po šito momento, po šito laikotarpio? Po bendravimo su Tadu būtent ar po karantino? Ne, po įrašo. Tai vaikai gavo daugiau motyvacijos ir jie norėjo dalyvauti ir toliau, net pačiame įraše vaikai prašė, kad gal dar vieną kokią giesmę įrašykim, gal dar vieną ir taip gavosi, kad sakom, tai jo, mes dar įrašinėsim, tik tai po kelių savaičių ir Kaune. Tai vaikai, tai labai gerai, nes mums labai patinka. Ir po to taip gavosi, kad viena mergaitė turėjo kontaktą su COVID sergančiu ir mums neleido tiesiog įrašyti, kartu susirinkti ir vienos giesmės mes nesame įgarsinę, bet vaikai labai motyvacijos įgyjo po tokių renginių jo. Lankomumas padažnėja. Vaikų jo? Jo, lankomumas padažnėja visada ir pastangos, tai tikrai. O kaip vaikai išgyveno tą momentą? Vis tiek, aš kaip suprantu, įrašyti dainą, tai čia beveik visos dienos darbas studijoje. Jo, mes rašinėjom ne vieną savaitgalį ir rašinėjom kelis savaitgalius ir 3 dienas iš eilės, 5, 6, sekmadienis. Tikrai labai daug darbo, vaikai buvo suskirstyti grupėmis, jeigu ten 2 balsai ar 1 balsai, mažesni vaikai, po to vyresni dar dubliavo ant viršaus, tai tikrai tas darbas yra sunkus. Ir vaikai ne visada turi kantrybės ir motyvacijos, tai visaip juos reikia motyvuoti ir sugalvoti kaip. Ir, yra ką veikti, bet mano patirtis jau yra nuo ankstesnių metų, kai mes rašėm 3 kompaktinius diskus ir tikrai daug reikėjo dirbti, kad juos rašyti ir jie būtų išleisti. Tai ta patirtis man padėjo tiesiog jo. Kur galima įsigyti jūsų diskus? Tai mes turim 3 diskus. Būkim Dievo žiburiai, ten gyvensiu amžinai ir tau dėkoju. Visus juos 3 galima įsigyti Gerosios naujienos centre arba puslapyje km.lt. Tai tenais yra visi mūsų diskai. Kiek žinau, dabar 3 turbūt išparduotas, tai galima tiesiogiai kreiptis į mane ir mes turim dar 3 paskutinio disko, tau dėkoju, dar kažkiek egzempliorių. O kaip galima tiesiog kreiptis, parašyti į Facebooką? Ar mes apačioj už mūsų video mes parašysim tavo kontaktus? Jo, tai galima apačioje komentaruose palikti arba ten aprašyme, galima palikti Facebook puslapio mūsų nuorodą, galima kreiptis. Mes turim domeną valiochoras.lt, ten yra mano kontaktai, elektroninis paštas galima rašyti. Turim ir Valiochoro elektroninį paštą, tai viskas ten yra nurodyta ir tikrai rasit. Kaip manai, kokia Valiochoro, ar gal ne būtent Valiochoro, apskritai vaikų choro nauda? Vaikų choro nauda tikrai visokeriopą. Ir fizinė, ir sielinė, ir dvasinė. Tai pirmiausia, tai yra turiningai praleistas laikas vieni su kitais. Vaikai auga dvasiškai, vaikai daug girdė apie Jėzų, patys išsako tus žodžius ir kiekvienas išsakytas žodis jis atneša vaisių.
Ir aš labai džiaugiuosi, kad vaikai gali daug kartų kartoti tose giesmėse tuos žodžius, kurie teikia gyvenimą tiem vaikam ir kitiem, kurie keičia gyvenimus. Taip pat, aišku, ir fiziškai augant yra labai svarbu kažkokį išsikelti, ta prasme, tikslą ir jo siekti. Tai formuoja, ir tokias charakterio savybės kaip kantrumas, ištvermė, tai fiziškai, pavyzdžiui, išstovėti ilgiau arba sukaupti savo jėgas ir padalyvauti repeticijose. Charakterio savybės, tai toks kaip ugdymas yra, kai tu turi išlaikyti dėmesį, giedot kartu su visais, neišsišokti priekį visada, pastemti. Tai manau, kad tikrai visokiojopai ir pats bendravimas ir kai tu matai kitus žmonės, kurie yra laimingi, kurie džiaugiasi, kuriuos tu pradžiugini, pakeli, duodi vilties eiti priekį, tai vaikams, matyti, tai manau, kad tai yra geras ugdymas vaikų. Ką tu patartum žmonėms, kurie dirba su vaikais? Kaip emociškai, gal morališkai su jais susitvarkyti? Nes vaikai būna skirtingi. Tai čia labai geras klausimas ir kaip reabilitologai, ir kaip mamai, ir kaip dirbančiai su vaikais. Šiai visuomeniai tai labai reikalinga suprasti vaiką, suprasti jo emocijas, suprasti, kodėl jis taip daro. Ir dažnai vaikai nepritampa galbūt prie kitų vaikų arba prie taisyklių dėl to, kad kažkas vyksta jų viduje. Tai turėjus esu įvairių vaikų, kurie neišsėdėdavo repeticijose, kurie vaikščiodavo salėje per pačias repeticijas, kurie netrukdydavo kitiem vaikam, bet sudarydavom sąlygas, kad kuo mažiau trukdytų vaikam, bet galėtų judėti repeticijos metu. Bet tie vaikai viską išmokdavo. Tai tikrai, aš patarčiau, kad pasistengti, pasikalbėti su tuo vaiku, kad suprasti jį. Taip pat labai patarčiau neversti vaiko. Jeigu jis nenori lankyti choro repeticijų, tai apsitarti kodėl. Gal jam repeticija per sunki, per ilga. Tai tuomet tikrai yra galimybė atvesti vaiką vienai giesmai ir išvesti. Tai prasme, repeticijos metu gal pabūt 15 minučių, 20 ir išvesti. Kad scenoje, kai vaikai gieda, gal jam yra sunku išstovėti ir tada vaikas tikrai nenori arba jaučiasi, kad negali patenkinti mano lūkesčio, ko aš tikiuosi iš vaikų ir tada sako, aš neįsiu. Tai vėlgi vaikams duodant galimybę prisitaikyti, pavyzdžiui, sceną pagiedo 2 giesmes, 3 ir viskas, ar tu gali eiti ir drąsiai jausti scenoje. Ta prasme, suprasti vaikus, nereikalauti iš jų tiek, ko jie negali padaryti. Bet pas jūs ne tik vaikai, ir jaunimas, o kaip su jaunimu, su paaugliais? Tai jo, yra periodai, kai būna tik vaikai, yra periodai, kai užauga vaikai ir jau tampa paaugliais ir dar vis nori lankyti chorą. Tai turim šiuo metu 2 mergaitės vyresnės, aišku, jos labai geras ir mielas, tai su jom jokių problemų nėra. Jo, bet su paaugliais tai iš tikrųjų prašau jų padėti, kiek įmanoma daugiau padėti. Kelionėse įtraukiu į komandą ir kad padėtų tenais ar aparatūrą sunešti ar pajungti, galbūt jie ne visada padainuoja, bet daugiau gali įsitraukti į pagalbą, jeigu nenori dainuoti. Arba jeigu keičiasi jau balsas, bet dar nori būti chore, tai gal tikrai kažkur tai galima įkomponuoti jam, kad jisai galėtų ar ten vaikus prižiūrėti, ar ten tiesiog važiuoti kaip operatoriaus pagalbininkas. Tai problemų kažkaip su paaugliais niekada neturėjau. Visada galima susitarti. Vienintelė problema, kad jie nėra, turi dar neišvystytą atsakomybės jausmą ir jeigu paprašai kažko labai labai svarbaus, tai jis gali nepadaryti. Tai kaip užkrauti arba įpareigoti paauglį, kad jis kažką labai svarbaus chore atliktų, tai reikia atsargiai turint kitą variantą, nes dažniausia būna, kad neturi laiko arba neatėjo arba kažkas tokio. Tai reikia kontroliuoti jau. Jo, o mažesni vaikai tai daugiau emocijos, daugiau, gal išsėdėti negali, tai tada reikia daugiau pajudėti ir kaip dar tvarkausi, tai atskiriu vyresnius nuo mažesnių ir mažesniems daugiau žaidimo formą vedam repeticiją. Ir prijungiam prie vyresnių, bet ne visai repeticiją, o daliniai repeticijai, pavyzdžiui, pusę valandos kartu ir po to jie jau keliauja namo.
Tai pas jūs 2 grupės, jo? Būna repeticija. Šiuo metu dažniausiai 2 grupės būna jo, mažesniųjų iki 7-8 metų, nuo 5 maždaug ir vyresniųjų nuo tada, kai tikrai gali skaityti ir gali išsėdėti repeticijoje. Bet jeigu jaučiasi dar kaip vaikas ir nori daugiau judėti, tai gali lankyti su mažesniais, o jeigu mažesnis vaikas, bet nori daugiau sėdėti ramiai ir repetuoti, tai tada gali su vyresniais lankyti. Tai yra laisvai, tikrai laisvai. Tariamės su kiekvienais tėvais, kaip yra geriau vaikui. O kaip dirbti su tėvais? Kada tėvai visada visur skuba, aš žinau pagal save, aš visada skubu, pas mane daug reikalų, o čia dar repeticija ir tu galvoji, na, gerai, palauksiu. Bet po to tu supranti, kad arba tu nesuspėjai, arba tu keiti savo planus, tai kaip dirbti su tėvais? Tau būna sunkumus? Tai su tėvais yra sunkiausia dirbti iš viso šito projekto. Ir iš viso Valio choro veiklos yra sunkiausia bendrauti su tėvais. Kaip patenkinti jų lūkesčius ir kažkaip įsikomponuoti jų dienotvarkės yra tikrai labai sudėtinga. Tai nuo to priklauso praktiškai Valio choro kokybė. Ir iš vis bet kokia choro kokybė priklauso nuo disciplinos ir kadangi choras yra nemokamas ir tėvai nemoka jokio mokesčio už repeticijas ir choro veiklą, tai ir tas lankomumas yra toksai nepastovus. Tai nuo to kenčia kokybė ir tada mes dėja, bet negalim dalyvauti didesniuose renginiuose. Tai pagrinde darbas turėtų būti iš tikrųjų šito požiūriu, tai su tėvais kalbėjimasis. Tai vienas iš dalykų, kaip galima būtų bendradarbiauti, tai motyvuoti tėvus, kodėl tam vaikui yra gerai chore, kad jie matytų kažkokius rezultatus. Kitas dalykas, tai mes leidžiam tėvams vykti kartu į keliones. Ne visiems tėvam leidžiam iš tikrųjų, priklausomai labai nuo vaiko ir priklausomai nuo to, kiek suaugusių važiuoja, kad nebūtų, kad daugiau suaugusių važiuoja negu vaikų, ne? Tai taip pat renkam ar kalbame su tėvais, kas galėtų važiuoti, bet tėvai dalyvaudami kartu, jie įgyja motyvacijos ir tada nori, kad jų vaikai būtų chore jo ir nori tada, kad lankytų. Bet yra trečias metodas, kuris man visai nepatinka, tai taškų sistema iš tikrųjų, kurią mes turėjom labai seniai chore ir kuri labai pagelbėjo tada choro veiklai ir pakėlė lygį. Tai dėja, bet dabar mes ją vėl įsivedėm, gal prieš mėnesį. Tai vaikai atvykdami į repeticiją, jie gauna tam tikrą taškų sumą, neatvykdami į repeticiją gauna 0 taškų, o jeigu praneša, dėl ko neatvyko, jeigu nepraneša, dėl ko neatvyko, tai minusuojami yra taškai. Ir yra tam tikri priedai taškų už tam tikrus dalyvavimus šventės, evangelizacijose. Tai dėja, bet tie taškai iš tikrųjų ne vaikam yra, o tėvam. Ir tai yra kraštinė priemonė, kai matau, kai vaikai galbūt ir norėtų ir daug padarytų, bet yra kliūtis iš tėvų pusės. Nesinori mokesčio kažkokio įvesti už repeticijas, bet įsivedėm taškų sistemą ir žiūrėsim, bet per mėnesį lankomumas labai stipriai pagerėjo ir per mėnesį mes labai į priekį pajudėjom su giesmėm ir jeigu vaikai dar negalėjo net vienos giesmės kažkaip susidainuoti, nes tai vienų vaikų nėra, tai kitų repeticijai, tai dabar jau labai gerai vieną giesmę tikrai 2 balsais ar 3 net padainavo. Tai, žodžiu, nėra lengva iš tikrųjų su tėvais, bet be tėvų nebūtų vaikų, o be vaikų nebūtų choro. Tai mes mylim tėvus, gerbiam ir motyvuojam. Bet tu sakei, jūs mokestį kažkokį neįvedėt, bet gal pagelbės kai kuriuose klausimuose? Čia klausimai kaip ir medicinai, kai vesti mokestį už atėjimą pas šeimos gydytoją, nors po eurą. Tai vis tiek dalis žmonių pagalvota, ar reikia mokėti tą eurą ar nereikia. Tai čia irgi tokia kaip disciplinavimo priemonė. Tai net nežinau, iš tikrųjų nežinau, neturiu nuomonės, ar gal čia reikėtų su komanda tartis ar galvoti, bet kol kas su komanda, kiek tarėmės, tai visada buvo daugiau prieš žmonių, kad įvest mokestį ir aš prisiklausau savo komandos, nes tai yra mano pagalba.
Tai ir kol kas tą mokesčio neįvedėm. Gal tai iš tikrųjų pagelbėtų. Manau, kad mano nuomonė tai tikrai pagelbėtų, iš kitos pusės choras gautų kažkokių finansų. Tai, pavyzdžiui, koncertuoti ar renginius organizuoti ar kažkur keliauti, tai būtų didelė pagalba, bet, kol kas yra taip ir judam taip, kaip judam. Bet jeigu kas jūs priemat, jo, jeigu aš noriu, pavyzdžiui, paremti jūs, tai jūs ne prieš. Jo, tai paramą mes priimam. Taip pat mes, dažniausiai žmonės tiesiog paremia savo darbų, savanorystę. Būna, kad paremia pinigais, bet paremia kelionių metu, pavyzdžiui, kažką, nupirkdami, ko reikia mums, arba nupirkdami kažkokio daikto, kurio mums reikia kaip chorui. Tai daugiau tokia parama, esame įsikūrę taip pat VŠI Valio choras organizacija ir galima ir per tą organizaciją remti, bet kol kas mes lėšų nerinkom, ten reikėtų dar irgi tvarkyti tas sąskaitas, tai žodžiu nerinkom, bet yra VŠI Valio choro organizacija, buhalterė visada priduoda nulius kiekvienais metais. Tai va, iš tikrųjų, kodėl mes nerinkam per viešą įstaigą paramos, nes kol kas neturim buhalterės, kuri tvarkytų tai, nes visgi reikėtų tai buhalterį apmokėti atlyginimą, kol kas neturim net tokios, kuri norėtų skirtam laiko arba galėtų skirti laiko, tai gal pagrindinis toks mūsų dabar, pagrindinė tokia kliūtis. Ja. Grįžkim dar truputį prie tėvų. Tu sakai, kad ir aš sakiau, kad yra tėvai, kurie skuba, bet yra ir dar kita pusė medaliaus. Pavyzdžiui, aš žinau kaip sporte, pavyzdžiui, tėvas nepasiekė savo tikslo sporte, bet čia va vaikas ir vaikas turi pasiekti. Būna ir chore, aš manau, kad gal vaikas nenori tenais lankyti, dainuoti, bet tėvai stūmia, sako, eik, reikia, čia tau bus nauda, tai kaip tada? Ja, turim tokių atvejų ir nemažai turim, ir šiuo metu chore turim tokių atvejų. Tai, mano nuomonė labai skeptiška iš tikrųjų. Aš labai suprantu tėvus, kai jie pasako, kad tai vaikas mano iš vis nieko nenori. Jis sėdėtų tik ir nieko nedarytų. Tai tada, aišku, tariamės, tai, kokie vaiko yra talentai ir ar galima juos panaudoti tada chore. Ir ar galima kažkaip įkalbėti tą vaiką lankyti chorą. Bet yra tėvų, kurie verčia vaikus lankyti chorą. Ir žinau, kad net yra tėvų, kurie moka pinigus, kad vaikas ateitų į chorą. Vaikui? Jo. Tai aš bet kokiu atveju esu prieš. Nes mano nuomonė, tai šiuo metu Lietuvoje ir šiuo metu bendruomeniai, ypač mūsų bendruomeniai, ir tikrai yra daug veiklos, kur gali vaikas patarnauti. Ir kur jisai gali prisidėti ten, kur jam tikrai patiks, pagal jo talentą. Tai tiesiog neabejoju. Tiesiog reikia prašyti Dievo, kad Dievas atvertų, parodytų, kur yra tas vaiko talentas. Ir aišku, reikia organizuoti, reikia ieškoti, kaip tą vaiką kažkuriai sferai, padėti jam įsitraukti į tą veiklą. Nes kai yra vaikų choras, gana lengva, va čia yra organizuojama, aš įdedu savo vaiką ir jis vis tiek kažką dalyvauja. Yra dar tėvų lūkesčiai, kad jie nori, kad būtų gražu, kad va su choru padainuotų. Bet tai labai matosi ir kai mes dainuojam renginiuose, tai žmonės prieina ir sako, o kas va šitą vaiką verčia dainuoti. Ta prasme, tai žmonės visiškai iš svetimos aplinkos, ta prasme, jie ateina ir jie mato. Tai man tai yra skaudu, aš neturiu ką pasakyti tam žmogui, kuris visą tai mato. Tai vaikas pirmiausia turi norėti ir su džiaugsmu tai atlikti. Ne visada yra lengva ir kartais tikrai nėra to džiaugsmo, bet matyt motivaciją vaiko, ar jis nori iš vis bendrai. Yra toks dalykas, kad paprašom tiesiog vaiko padėti. Tarkim, lankė chorą ir po to staiga keičiasi paauglystė, keičiasi poreikiai ir norai ir tėvai prašo to vaiko palankyti. Būna, kad ir aš prašau.
prašau pagelbėti, prašau nuvyk su mumis į šią kelionę, nes be tavęs tu laikai va šitą balsą, ne, be tavęs nebus kaip. Ir tiesiog paprašom, kad vaikas nusisimtų, gal ten tuos 3 mėnesius dar pagelbėtų ir tada jau galėtų išeiti iš choro. Tai bet kokiu atveju tai turi būti su vaiku bendradarbiaujama ir su tėvais kartu. Jo. Kokie artimiausi Valio choro planai? Kur mes galim jūs išgirsti ir pamatyti? Artimiausias mūsų planas šiuo metu yra kelionė, kuri vyks rugpjūčio 10 dieną, nuo 10 iki 18 dienos mes planuojam keliauti. Labai norėtume aplankyti Lietuvos miestus ir miestelius ten, kur mūsų reikia. Norėtume aplankyti tuos, kuriems norisi išgirsti vaikus, kurie norėtų, kad atvažiuotų choras iš Vilniaus, kurie norėtų pamatyti tas vaikų šypsenas. Ir kol kas ieškom, dabar laukiam pasiūlymų ir tikim, kad Dievas mus nuves ten, kur mes turim būti. Ir nuo rugpjūčio 10 iki 13 mes keliausim Lietuvoje ir nuo rugpjūčio 14 iki 17 mes būsim Estijoje Valio choro stovyklai. Tai tenais irgi bus Valio choras iš Estijos. Ir Estijoje keliausim irgi, apkeliausim kelis miestus ir turėsim keletą koncertų. Tai čia mūsų artimiausi planai. Jo, bet ateityje tai vis tiek planuojam dar organizuoti kažkokių koncertų, tik dabar kol kas nesu numačiusi kokių. Bet bažnyčioje galima Biblijos kelią jūs išgirsti, pamatyti, kaip jūs gėdat, jo? Jo, vaikų choras reguliariai gėda bažnyčioje Biblijos kelias. Dažniausia gėdam ir gal gėdosim šiais metais ne per šventes, nes bažnyčioje labai daug yra vaikų ir per šventes vaikai būna užsiėmę ir kitą programą atlieka, tai tikrai nešventinės programos metu, o kitų metų galima išgirsti. Mes stengiamės kartą per mėnesį bažnyčioje giedoti per pamaldas, per rytinės sekmadinės pamaldas. Paskutinis toks klausimas, mano tradicinis. Tai Valio choras tai nedarbas, bet jis atima laiką, emocijas, pinigus, galima taip pasakyti, jėgas. Ir toks klausimas, kaip tarnauti ir kaifuoti tarnavime? Tai kiekvienas įgyvendintas tikslas visada atneša džiaugsmą. Ir kai tu įgyvendini tikslą, tai dažnai užmiršti, kiek jėgų į tą idėją. Tai net užsimiršta tai, kas yra sunku. Ir tai motyvuoja toliau vėl investuoti į sekantį tikslą. Tai va, aš tai pasakyčiau, kad tai yra mano hobi, tai yra man mėgstamas dalykas, į kurį aš investuoju savo laiką, savo emocijas, ne? Tai man netrukdo investuoti tai, nes aš iš to gaunu labai daug gerų emocijų, patirties, gerų ryšių, bendravimo ir tai visą atperka. Tai manau, kiekvienas, kuris, tarkim, sportuoja ir, pavyzdžiui, investuoja savo laiką, galbūt finansus ir kažko pasiekia, jis kitą kartą vėl norės investuoti, ne? Tai čia taip pat tiesiog aš gaunu grąžą, gal ne fiziniais dalykais, kuriuos matau, ta prasme ne materialiniais, gal finansiškai, bet tai, kad aš galėjau padėti tiems vaikams, tai, kad aš galėjau juos suburti, tai, kad aš galėjau kažką padaryti visuomeniai, tai irgi yra grąža mūsų sielai, ne? Mūsų kūnui, mes visą tai matom ir gėrimės. Ja. Tai ačiū Jums, kad likote iki pabaigos. Jeigu Jums patiko, spauskite like, prenumeruokite, rašykite komentarus, o mes pabandysim atsakyti kiekvienam į komentarus. Tai iki naujų susitikimų. Ačiū, Gintarė.